pergalė, pirma pergalė namuose, sausi vartai, 3 įmušti įvarčiai, geras žaidimas, manau, gana disciplinuotas žaidimas, tai geros mintis, geros emocijos. Ar galima sakyti, kad puikiai pradžiai išmušė varžovus iš vėžių? Nepaslaptis, Rūbinį kalbėjom apie tai, kad norim stipriai pradėti rungtynės, ypatingai pirmas 15 minučių, tai tas su kaupu pavyko, ką vaikinam ir pasakiau dabar po rungtynių. Labai dėl to džiaugiuosi, nes taip, po tokios pradžios, kada 10 minutę jau buvo rezultatas 2-0, mums aišku buvo lengviau. Na, turbūt šiandien ir Mato Vareikos pasirodymas, kiek įkvėpė komandą, kiek žaidėjai galbūt iš pirmos komandos šiandien prisidėjo ir padėjo iškovoti pergalę. Nenorėčiau išskirti kažkokių tai žaidėjų, visi atidavė labai daug jėgų, paliko daug pastangų rungtynėse, bet žinoma, žaidėjai, kurie prisijungia iš pirmos komandos dėl skirtingų priežasčių, jie padeda mums ir tokius žaidėjus turėti komandai vienas malonumas. Ar galim sakyti, kad po antros pergalės iš eilės komanda jau prisipratina prie pirmos lygos varžovų ir apšyla kojas po biškį? Kaip ir kalbėjom ankstesniuose interviu, tai pirmos 2 rungtynės buvo tokios, sakykime, pajausti, kas tai yra lyga, ypatingai buvo stiprus varžovai, manau, vieni iš favoritų lygos. Dabar, manau, taip, kažkiek tai apsipranta žaidėjai su greičiais, kurie nuo antros lygos pajėgumų skiriasi ir kažkiek adaptuojamės. Kokie bus uždaviniai dabar sekančiam 2 rungtynėm prieš Kauno Žalgirio Dublerius ir Panevėžio? Na, jūs paklausėte, tai kiekvieno žaidėjo ar trenerio paklausėte, visi sakys, kad laimėti rungtynės, kitaip ir būti negali. Ačiū.